tėvelis Sigustas, bet tylėk jo, kada viskas. Nu, čia tikrai nėra maloniausia žinia, pasakysiu. Bet jau tu turi būti kapas, nežinai, kad čia paskui vyks. Šie Lietuvos krepšinio federacijos prezidento Vlado Garasto netyčia ištarti žodžiai netrukus gali virsti pranašišką realybę. Nepaisant to, kad kaip ir nuspręsta, jog moterų krepšinio rinktinės treneriu taps geriausios šalyje pripažintos krepšininkės Gintarės Petronytės tėvas Romualdas Petronis, federacija nusprendė skelbti rinktinės trenerio paieškas. Tai nebuvo oficiali informacija, tai buvo nugirstas pokalbis, o žinot, svarstymų būna įvairiausių ir tiesiog mes privalome ieškoti geriausių sprendimų, netgi kartais ir klysdami, dėl to, kad, sakyčiau, tik tie, kurie pripažįsta galbūt klaidas, gali teisingą sprendimą rasti. Taip, kad dar kartą pasikartosiu, tai nebuvo oficiali informacija ir jokiais būdais nėra nuspręstas joks vyriausio trenerio paskirimas. Federacija teigia numačiusi 3 pretendentus – Rimantą Grigą, Algirdą Paulauską ir Romualdą Petronį. Dar 2 pretendentus žada atskleisti netrukus. Aš kandidatuosiu, savo apsisprendimo neslėpė šiuo metu Rusijos komandą treniruojantis 45 metų Romualdas Petronis. Tokį sprendimą jis priėmė net nepasitaręs su savo darbdaviais. Dar nieko nekalbėjau, žinokit. Mano vadovybė ir valdyba klubo, jie tik šią savaitę kažkur tai pasirodys, nes čia Rusijoje yra šiek tiek kitaip, nes čia visos šventės nuo sausio 1 prasideda, suprantat? Ir čia buvo dabar Kalėdos ir tie senieji nauji metai, tai jie čia pasirodys apie sausio vidurį. Nieko nežinau. Buvęs Kauno Žalgirio strategas, dabar treniruojantis Kijevo Budevelni komandą Rimantas Grigas teigia, pasiūlymo sulaukęs dar prieš šventes, tačiau kol kas atsakymo neturi. Aš turiu savo tiesioginį darbą, kuris mane dabar domina labai ir man jis yra įdomus ir aš čia dirbu ir praras darbą tai, kad kažką tai kitką pasiimti, tai irgi nesinoriu. Aš esu šitą klausimą uždavęs mūsų prezidentui, prezidentas sakė, aš irgi pagalvosiu, neskubėkim, kaip čia toliau bus, nes suprantat, jeigu aš, pavyzdžiui, likčiau kitiems metams čia dirbti, tai pas mus labai sutampa pasiruošimas visas komandos ateinančiam sezonui su visais startais rinktinės moterų, žinot. Irgi taip jau labai kertasi, tai nežinau, čia sakau, čia dabar gal daugiau gali tą išspręsti mūsų prezidentas. Tai ar manot, kad darbdavys jūs lengvai paleis, jeigu apsispręsime? Nemanau, kad labai lengvai paleis ir nežinau. Algirdas Paulauskas, buvęs ilgametis Lietuvos rinktinės ir Teo komandos treneris. Antrus metus treniruojantis Rusijos Dinamo moterų komanda sako, jokio pasiūlymo iš federacijos nėra gavęs ir į moterų krepšinio rinktinės trenerio pareigas nesidairo. Buvo skambutis, klausė Grygo telefonu. Biškį pakalbėjom to klausimu, bet taip rimtai nieko niekas nesiūlė. Tik parvažiavęs į Lietuvą sužinojau, kad yra Petronis paskirtas. Vienu žodžiu, aš neplanuoju būti Lietuvos rinktinės treneriu. Kodėl? Kol kas aš esu surištas su klubu ir čia būtų didelės problemos tarp. Panašu, kad krepšinio federacijos vadovybei ilgai sukti galvos neteks. Mat atrodo, kol kas realus kandidatas vienas – Romualdas Petronis. Balčiūnas tikina, esą dar 2 pretendentai paaiškės netrukus. Visas norinčių sąrašas federacijoje bus aptartas vykdomojo komiteto posėdžio metu vasario 2. Paaiškės favoritas, šitaip galima pasakyti, ir manau tikrai bus išdiskutuota ir tikėkime, kad nesukels tiek ažiotažo ir tikrai nenorim, kad tai sukeltų tiek ažiotažo, tiesiog norim ramiai, logiškai pasverti visus už ir prieš ir kaip ir minėjau, ta situacija tikrai nėra lengva dėl to, kad tų trenerių nėra daug dirbančių su moterim. Dėl naujojo trenerio planuojama apsispręsti iki pavasario. Mat rugpjūtį Lietuvos moterų krepšinio rinktinės laukia Europos čempionato kvalifikacijos turnyro kovos dėl teisės žaisti 2011 metų Europos pirmenybių finalo varžybose.